Birželio 20. Nemylėkite pasaulio, nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, jame nėra tėvo meilės. 1 Jono laiškas 2 skyrius 15 eilutė. Draugystė su pasauliu reiškia elgesį ir gyvenimą laikantis jo idėjų ir prisitaikymą prie jo papročių. Šioje prasmėje mes negalime mylėti pasaulio, turime būti nuo jo atsiskyrę ir opozicijoje jo atžvilgiu. Toks yra parodytas mums kelias. Tai kelias, kuris tam tikrų požiūrių yra sunkus, apleistas, bet kartu ir vienintelis ramybės ir laimės kelias. Dabartinis pasaulis su savo geismais greitai praeina. Jis yra tuščias, mūsų nepatenkina ir galiausiai veda prie katastrofos ir griuvėsių. Bet tie, kurie džiaugiasi viešpaties nurodytų kelių, turi palaimą nešantį dvasinį artumą ir ryšį, bei jaučia vienybę su juo. Jų džiaugsmas eina iš šaltinio, kurio pasaulis negali suprasti, nes gyvena aukštesnėme gyvenimo laipsnyje, kvėpuoja grynesnių orų bei džiaugiasi šventesnė ir malonesnė draugystė, nei pasaulis gali kada nors duoti. Čia paminėtas pasaulis – tai dabartinė visuomeninė tvarka. O tai, kas pasaulyje, tai įvairūs reikalai ir jausmai. Mylėjimas šių dalykų reiškia simpatizavimą blogiui. Nė vienas Dievo vaikas negali jausti simpatijos dabartiniai visuomeniniai daiktų tvarkai, jo sudedamosioms dalims ir jausmams, ir tuo pačiu laiku būti pripildytais ir valdomais viešpaties dvasios, kuri visų pirma reiškia Dievo meilę. Dievo meilė, kuri kontroliuoja mūsų elgesį, iššaukia ilgesį dieviškos visuomeninės tvarkos, kuri viešpataus kitoje dispensacijoje. O tai be abejo apribos mūsų meilę šiam pasauliui ir jo reikalams. Klausimai, kaip Dievo meilė šią savaitę iš mano širdies išstūmė meilę pasauliui? Kas tam padėjo, kas trukdė? Kokios buvo pasekmės? Nemylėkite pasaulio, nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, jame nėra tėvo meilės. 1 Jono laiškas 2 skyrius 15 eilutė.